Sveiki žygi. Eilinį kartą skambinam, susijungiam į mūsų podcastą kassavaitinį iš skirtingų kraštų. Jūs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų tarybos posėdyje, kur bus sprendžiami tikrai svarbus partijos ateities klausimai ir dabarties, aišku, o šiuo metu esu Europos liaudies partijos jaunimo konferencijoje Švedijoje, kur vakar kalbėjo su mumis labai dosniai savo laiką mums skyrė dabartinis Švedijos premjeras Mūsiškis, kalbėjo apie Švedijos ir visos Europos atsakomybę tiek gintis, tiek ginti kitus. Ir ta nata pradėkime apie vieną iš galima pasakyti žiauriausių šios savaitės įvykių, bent jau tarptautinėje erdvėje. Tai buvo šitas, keistas, tikrai, galima sakyti, nutekintas ir nulykintas siūlymas Vitkofo ukrainiečiams, šitas 28 punktų planas. Kas iš tiesų ten buvo, Žygi, pasakykime? Tai buvo rusiškas bandymas paveikti Ukrainą, galima sakyti, labai nevykusio amerikiečių derybininko rankomis. Kai kurie jį vadina tiesiogiai Rusijos agentų. Jeigu taip nėra, tai bent jau tikrai pilnas naudingas idiotas, kuris nesupranta, neatskiria pelų nuo grūdų, kur yra Amerikos interesai, kur yra Ukrainos, Europos interesai ir kur yra Rusijos interesai. Bet kartu tai, Vincentai, apnuogino mūsų užsienio politikos bėdas. Nes, žiūrėk, porą dienų prieš iškylant tiems 28 punktam, mūsų ministras Budrys lankėsi Vašingtone, susitiko su sekretoriu Rubio, bet apie tai nė žodžio. Tai arba mes esame nepatikimi partneriai, su kuriais nesidalinama ir nesitariama, arba mes neturime jokių faktiškai šaltinių informacijos Vašingtone, kas stebina, nes Budrys, girdėjau, buvo geras žvalgybininkas. Tai tiesiog tai parodė, kad net ir susitikimas Vašingtone yra tam tikras teatras, kurio net nesugebame mes gerai pasinaudoti. Ir pažiūrėk, kas įvyko po to, kai tie 28 punktai paaiškėjo. Ar tu girdėjai nors vieną Budrio iniciatyvą sustabdyti tuos 28 punktus, pasipriešinti, pasakyti, kad tai yra rusiški punktai? Ar jis griebė telefono ragelį? Aš mačiau, kad tą padarė Sikorskis. Sikorskis kalbėjosi su visais didžiuliais europiečiais ir tai tiesiog dar kartą apnuogino tą mūsų skurdą, kai mus puola. Mes komentuojam nevykusiai. Linkevičius bent jau, kai komentuodavo, aš kažką bent suprasdavau, o dabar tiesiog tyla, taip kaip įprasta matyti Daukanto aikštėje, kur Kęstutis ir gimė savotiškai politiškai. Tas pats pasakytina apie tuos visus, žinai, ir dronus, ir fūras. Vakar buvau Švenčionių meras. Tiesiog dėkoju Dievui, kai migrantai užpuolė, kad konservatorių vyriausybė buvo. Tai mes bent tvorą pastatė, mes bent apgynėm, o šitie nesugeba nieko. Ir čia, žinai, aš pereisiu tiesiai į vidaus politiką. Aš manau, kai vyksta toks nesugebėjimas reaguoti, tada geriausia kritikams užkimšt burnas. Tada uždaryti nacionalinį transliuotoją. Orbanas ėjo dar toliau, jisai nupirko ir visas kitas nepriklausomas televizijas, jo draugeliai supirko. Čia toks Gruzijos irgi svajonės variantas. Ir tada tu tampi tiesiog Vengrija. Ir aš kol kas, nors vis dar viliausi, kad tie socdemai pasuks kitų kelių, matydamas netgi tą agresyvėjantį toną, kai Budrys atėjo pas mus į opozicinių frakcijų susitikimą, jis ten įspyko, jisai šaipėsi iš mūsų pastangų pasakyti jam: brolau, tu bent su Lenkais sutarei, tu bent su Lenkais laikrodžius suderinai, Lenkai turi išėjimusi visą pasaulį. O iš tavęs Lenkija šaiposi, nes tu, tiesą pasakius, kai Lenkai, pavyzdžiui, uždarė sieną, mes čia sakėme, o jie uždarė dėl Zapado, kuris, jiems grėsmė buvo. Mes, nors Lenkai
Lenkus ir, taip sakant, ir dronai gulė ant jų teritorijos, mes neuždarėme sienas. Tai tuo metu solidarumo neparodėm. Tai tiesiog, nežinau, galim konstatuoti užsienio politikos šios valdžios mirtį ir su liūdėsiu, o kad vis dėlto yra įmanoma veikti, vat kiti pokalbiai mūsų iš Londono, kuriuos šiandien podcast'e girdėsim, įrodo. Mes vis dėlto sugebam sutelkti Europą vardan Ukrainos, vykti sostinės, kurios šiaip yra mūsų pusėj, bet šita valdžia dėja neįgali to padaryti. Na, tikrai ir eilinį kartą gaila ir apmaudu ir paantrinsiu šitą aspektą, kad kažkaip ir aš norėjau tikėti, kad mūsų socdemai nebus tikrai tiek nuklydę nuo dorybės kelio ir sąmoningai juos dabar taip pavadinsiu. Tai yra tikra Lietuvos svajonė, ne Lietuvos, yra ta pati Gruzijos svajonė, kuri užėmė dabar visiškai Sakartvelą, paverčia tai į šią valstybę į dar vieną Baltarusiją ir dėl to yra be galo apmaudu. Ir čia yra tas žingsnis, galima kažkur ten įžvelgti, kad neva čia ieško būdo, kaip užtikrinti Žemaitaičio balsus per biudžeto balsavimą, bet ne apie tai mes turėtume kalbėti ir jie turėtų mąstyti apie vis dėlto valstybę ir vertybės. Ir eilinį kartą pažaisiu pesimisto ir pasidavusio vaidmenį, bet manau ir 28 punktų planas siūlytas būtent Amerikos Ukrainai ir šitas LRT griovimas Lietuvoje man tik parodo, kad mūsų pasaulis griūva ir dėl to yra taip svarbu, kad mes ir mūsų partija užtikrintų, kad kovotume prieš šitą slenkantį juodąjį pasaulį. Aš tik tai aš būtent taip irgi užbaigčiau šį mūsų įvadą, kad čia jų pasaulis liūna, socdemų pasaulis liūna, nes, matai, jie to nesugeba padaryti. O mes, pavyzdžiui, reaguodami tuos 28 punktus, mes per parą, kartu su Ingrida, su Kasčiūnu, mes sutelkėm visą Europą, surinkome visų europietiškų šalių parašus, vokiečių, prancūzų, britų, ir pasakėm Trumpui ne, stabdyk kartus. Čia rusiškas variantas, o tai, kad vis dėlto žmonės atrenka pelus nuo grūdų, yra galų gale mūsų reitingai. Tu pažiūrėk, net Vilmorus, kuris paprastai nerodo tos temperatūros į mūsų pusę, parodė labai aiškiai, mes esame pirma dominuojanti jėga, o socdemai, darydami tokias klaidas, iš esmės jie tampa, Ingrida gražiai pavadino juos Nemuno dešros pašluostę. Ir Lietuva daro Lukašenkos pašluostę, ne vakarietišką lyderę, telkiančią už gėrį, bet iš esmės pradedančią aptarnauti Lukašenkos Putino režimus. Ir dėl to, manau, joks normalus lietuvis su to nesutinka. O socdemų partija atitinkamai save tiesiog naikina. Tikrai taip. Ir tiesa, dar reikėtų klausytojams pristatyti, su kuom kalbėjotės ir Londone, kai buvote. Užmečiau akį, tikrai be galo geras pokalbėlis trumpas. Prašau, Žygi. Tai pirmą kartą Londone buvom kartu su Lenkais, Suomiais, Čekais, Ukrainiečiais, jau prie leiboristų vyriausybės ir norėjom pačiupinėti pulsą, ir jie tokie patys kaip konservatoriai, kurie vieni iš pirmųjų puolė gelbėti Ukrainą, ir pamatėme, kad iš esmės taip, yra ten tų bėdų, bet Britai vis dėlto stovi Ukrainos sargyboje, nepaisant politinių pokyčių. O kalbėjome su tik redencinius karalių įteikusią naująją Lietuvos ambasadorę Astą Radikaitę, su kuria kažkada dirbome ES departamente, jin po to tarnavo Briusely, Danijoje ir tik paskirta į Londoną, ir
antroji ukrainiečių didvyrė, galima sakyti, mačiusi tikrai visas Ukrainos revoliucijas, buvusi Ukrainos pirmoji vicepremjerė Europos integracijai, jinai pradėjo Ukrainos kelią integraciją dar Porošenko laikais, o dabar jinai yra Europos reikalų komiteto pirmininkė nuo opozicijos, bet kadangi vyksta karas, jinai, kaip ir aš, būdamas opozicijoje, mes giname tas pozicijas, nes mūsų pozicijos arba mūsų, žinai, valdantieji dažnai to tiesiog nesugeba daryti, tai galų gale tai parodo, kad normalūs žmonės vienijasi, tik nenormalūs vienijasi su rytais, Kremliumi ir anksčiau ir vėliau rinkėjai už tai juos nubaus. Tikrai taip. Taigi, Žygi, ačiū labai ir klausytojams linkiu pasiklausyti, pasidomėti ir sugrįžti ir tiesiog gero podcast'o. Gerai, Asta, antroji ambasadorystė tau. Britanija, kokie įspūdžiai? Dabar, žinai, aš kažkada Amerikoje dirbau, sako, čia yra dabar lietuvių Čikaga, Londonas, bet kai kas kritikuoja tuos lietuvius čia, nes jie nėra politiški, jie nėra organizuoti, jie nekovoja už Lietuvą ir Ukrainą, gal aš klystu. Tai va, tiek apie lietuvius, tiek apie pačią Britaniją čia pasikeitė valdžios, leiboristai, bet mano tik pirma diena Londone ir aš esu šiek tiek nustebęs, vis tiek yra milžiniškas konsensusas dėl Ukrainos, man atrodo. Tikrai taip. Ar aš klystu? Ačiū labai už klausimus, už tai, kad atvykot, nes labai svarbus tokie vizitai. Čia parlamentas yra labai įtakingas, labai galingas, 2 rūmai. Man pirmi tie 3 mėnesiai, atvykau iš Danijos, man pirmi tie 3 mėnesiai buvo kupini įvairių susitikimų ir dauguma jų su lietuviais, būtent su lietuviais. Praktiškai kiekvieną savaitgalį turim renginių ir jeigu kas nors galvoja, kad lietuviai neorganizuoti čia, jie labai organizuoti. Yra koks 50 organizacijų, gal ir dar daugiau, tai su visais po truputį susipažįstu. Yra ir profesionalai, yra prekybos rūmai, yra mokyklėlių lietuviškų labai daug, yra krepšinio klubai, yra šachmatų klubai. Praeitą savaitę man buvo labai ypatinga, nes įteikiau kredencinius raštus karaliui. Kalbėjom ir apie lietuvius, tai lietuvių UK mes taip skaičiuojam yra apie 300 000, tai tiek pat, kiek turi Kipras, tiek pat, kiek turi Prancūzija, iš tikrųjų labai daug lietuvių ir tiesą sakant, labai dažnai didžiuojuosi, nes pavyzdžiui, praeitą penktadienį buvau Karališkoje operoje, ten buvo čekų kūrinys Macropolis Case ir ten pagrindinė solistė, pagrindinė soprano buvo lietuvė, Aušrinė Stundytė. Visa sausakimša opera, ovacijos lietuviai, arba pavyzdžiui yra krepšinio klubas London Lions, 2 treneriai lietuviai, Sabonis ir Krapikas. Tai apie tai kalbėjom ir su karalium, sakau, žinot, kad jūsų krepšinio klubą treniruoja lietuviai. Asta, bet aš matau Lenkų kilmės parlamentarus, ar pavyzdžiui, jei politikai eina, į leiboristai, konservatoriai jie... Eina, kaip tik turėjom vakar, sekmadienis vakar turėjom bendruomenės aktyvių narių suvažiavimą ambasadoje, visą dieną diskutavom apie grėsmes, turėjom pranešimus iš kariuomenės Stratkomo, iš VSD, apie tai, ką reikia žinoti, apie dezinformaciją, apie manipulaciją, pasiruošimą. Tai ten buvo labai aktyvių lietuvių, kurie yra ir konservatorių nariai, taip, yra ir libdemų nariai, yra lietuviai eina į vietinę politiką ir ne tik konservatoriai ir čia parlamente Londone aktyvus, tai yra. Šiandien diskusijose su ta ypač ukrainiečių draugystės grupė, kur kalbėjom su ją, nuolat sustinkam ir Kijeve kelionių metu, kuriai vadovauja Alex Sobel, Litvakas, didžiausias ir mūsų Emanuelio draugas. Aš pajutau tokią gaidelę, kur kitose sustikimuose pajutau. Amerika vis tiek keičia šiek tiek savo trajektoriją, vis labiau į tą vakarų krantą žiūri, ten kur Kinija, kur ten dramatiški sustikimai.
O Britai, vat, kad ir dėl to tam tikrų konfliktų dabar, tų žvalgybinės informacijos nesidalinimo, sako, gal atėjo laikas mums kaip Britanijoje dar arčiau Europos. Vat, saugume, žvalgyba, jūgi žvalgyba yra labai stipri, ta prasme, dėl hibridinių pačių grėsmų kovot kartu. Po šito Brexito, kuriam, aišku, turbūt joks lietuvis nepritarė, nežinau, gal tokių ir yra. Ar tu nepajuti tokio, ar kažkokio suartėjimo, ypač kai Maskva ir Pekinas mus puola, ar galim tikėtis, kad Britai kad nors grįž, jau visai jau taip? Kad grįž, kad tai fiziškai grįž, tai kažin abejoju, bet suartėjimas tikrai yra. Praeitą pavasarį buvo pasirašyta ES ir Jungtinės karalystės sutartis, dabar yra dirbama dėl įgyvendinimo. Šita vyriausybė, leiboristų vyriausybė yra tikrai labai palankiai nusiteikusi. Turim labai aktyvų ES ambasadorių ratelį, susitinkam kone kiekvieną savaitę. Iš tikrųjų yra tokia nuomonė ir matymas, kad šitai vyriausybė ir būtent šitas laikmenis yra labai labai palankus gilinti ryšius tarp ES ir Jungtinės karalystės. Tikrai taip, visi supranta, sutinka ir mato, kokioj geopolitiniai įtampoje esame, ir vienintelis kelias į pozityvesnį rezultatą yra kuo gilesni ryšiai. Galų galia ne patys leiboristai inicijavo šitas skyrybas ir toks keistas, man įspūdis pasidarė, kad Britai dabar visas problemas suveda į Brexitą. Kas pas juos blogiausia yra dėl Brexito? Man neteko tai girdėti, nes pati man Brexitas tai pačiai buvo labai toks skausmingas reikalas, nes tuo metu dirbau Briuselyje ir labai gerai prisimenu, kokiam šokė visi buvom, kai referendumo rezultatai ryte buvo paskelbti ir taryba tokie visi nuščiuvę. Tai man buvo smalsu sugrįžti ir pasižiūrėti ir jų paklausinėti, tai jie, tiesą sakant, nelabai jiem patinka šnekėti apie tą Brexitą. Tai čia tokie žmogiškai galbūt dalykai, bet nors dabar klausau, vyriausybės nariai pripažįsta, kad visgi ekonominės pasekmės buvo tikrai skausmingos po Brexito. Ir dabar tai labai pasijaučia ir migracijos srity, pasikeitė migrantai, migrantų kilmė. Paskutinis ir sunkiausias mano klausimas, nes man tą pačiam širdį dėl to skauda. Kai aš dirbau Amerikoje, man visi amerikiečiai sakydavo, iš esmės mes Europą matom Britų akimis. Dirbkit su Britais. Nes jeigu Britai kažko nesupranta, tai ir amerikiečiai nesupranta. Netgi aš pastebėjau, Amerikos kapitalas eidavo į Lietuvą dažnai per britiškos, Britanijoje esančias kompanijas. Ir šiandien mes atvažiavom bandydami šnekėti dėl to, tokio pusiau rusiško taikos susitarimo, tų pirmų 28 punktų. Ir aš kalbėjau apie tą Churchillio momentą, kad reikia tam tikros lyderystės, negalima kaip Hitlerį nuolaidžiaut. Ir prašiau Britų, padėkit mums su amerikiečiais, nes jūs vis tiek esate didžiausia įtaka ten turite, ar jūs myli, ar nemyli, ar kartais ir nekenčia, bet pagal svorį jūs esate pirmas punktas. Kaip tu manai, jų santykiai su Amerika, ar jie gali vaidinti tokį vaidmenį, kad padėtų į kontinentinį Europai susišnekėti su Amerika ir Amerika kažkaip biškį priartinti prie kontinentinės Europos, ar ne? Manau, kad ne tik gali padėti, bet ir padeda. Jų ryšiai yra labai geri su administracija. Neseniai matėm prezidento Trumpo vizitą čia, neeilinio antrojo valstybinio vizito, to nebūna. Iš tikrųjų yra puikūs santykiai ir premjero Starmerio su prezidentu Trumpu. Jie yra labai labai svarbus kanalas mums kalbėtis, taip kad ir jų vadovaujama Coalition of Willing, norinčių koalicija Ukrainos klausimų yra labai svarbi. Tai manau, kad jie daro viską, kad užtikrintų kuo stabilesnį ilgalaikį transatlantinį ryšį. Gerai, labai svarbu darbą dirbi, kad mūsų šeima, taip sakant, neįsiskirtų ir kad visi būtume stipresni. Tikrai ačiū, labai Asta, super. Ačiū ir atvykite, draugystės grupė, labai smagu, kad užsienio reikalų komitetas domisi UK ir yra, žinau, ir parlamente Lietuvos Jungtinės karalystės draugystės grupė. Gilinkim ryšius, parlamentinis bendradarbiavimas labai svarbus. Iki šiol neužmiršiu spikerio Katino. Mes, kai buvom su Viktorija Čmilytė Nilsen, koks jis buvo drąsus. Jis pradėjo vartyti mūsų vėliavėlės, bet tikrai tie ryšiai buvo geri ir svarbu, kad pasikeitus valdžiom, jie iš esmės ta šiluma nepasikeitė. Jis yra, tik tai reikia, aišku, pasikeitė žmonės, reikia juos investuotas, pažintis atgaivinti. Tikrai ačiū, kad padedė, Asta. Super. Ačiū.
Ivana, okay, we are standing together in London. Those are the last hours of our trip. So it was United for Ukraine, another mission, actually first mission to Labour London after elections. Are you satisfied? What do you think about Brits? Are they okay? Will they support you as much as we want? Well, what we've seen, let me start with something different. Let me thank you, Regis, for organizing yet another mission of United for Ukraine parliamentarians to the important capital of our partner and strategic partner for you, very serious ally and partner for us, for Ukraine. And I think it was useful. I think it was important. And then going back to your question, whether Brits are okay, well, you have here the real societal support for Ukraine and real understanding among the different groups of people that Putin, Russia is real threat for not only Ukraine, but for Britain as well. Considering all the history, as rather recent one, with all the subversive actions that they have also taken on the soil here in Britain. And that means that the Labour government is also tuning in to this understanding of the whole society and really trying to back up our common effort. And I think it is about common effort. We have seen real dedication of the different British governments to help Ukraine. And from all our meetings, we can say that, yes, it does continue with the backing, actually, of also conservatives and even in many cases of the Reform Party, which was, I think, a surprise for many of us here to see that they are insisting on a confiscation of the Russian frozen assets, and they are interested in increasing the defense spending of the United Kingdom. However, we do also see that with all this, great understanding, goodwill being present, there is little additional effort being made in terms of really invest in UK's defense, invest in European defense, and also the capacity to continuously expand or upscale the support to Ukraine. And that is something that we will have to continue working on with our British partners. Of course, the topic of the day was those unfortunate, I would call it Russian 28 points. Do you think we moved on this? Do you think Brits might help us? And in general, what do you think about this strange situation when Americans are proposing wishful list of Putin as a peace deal? Why? Well, we have the confirmation now, right, from information released by Bloomberg that what was expected is happening, that actually what has actually happened, sorry for repeating myself, that it was a Russian plan that was, and a Russian trap that was set up for Americans. So they bought into it, and then they brought all the world in discussing this so-called American plan within the paradigm of trap of Russian Federation. So I think we Ukrainians cannot definitely accept something that was proposed on those 28 points. We are right now with you, while being here, we are also hearing the news that supposedly some things have been improved, corrected, and some difficult things have been left out for future consultations between the leaders of Ukraine and at the United States of America. Nevertheless, I think the latest news are actually once again underlying that this is not something that we can start working with. We have to kind of rewind to all of this. I think we all together with Europeans have to insist that Witkoff is actually taken out from this negotiation team because there is no trust. If the guy is not making even a tiniest effort to correct anything that Russia is
trying to demand from Ukraine and from Europe, for that matter, from the United States, and kind of started from the scratch. And we, Ukrainians and Europeans, do have to have a common plan, common clear plan, and not even that plan that was put forward by the Europeans as a reflection on Russian plan. And let's call it a spade a spade. So because we should not start working from the wish list of the Russian Federation. We should start working from the international law, from our own interests on security, on European security, Ukrainian security, American security, for that matter. And obviously, it's important that we get Americans on board. That is not an easy task with all the difficulties and chaotic decision making. But I think that that's where the efforts should be. And that's what we were trying to do here with you while being in London, trying to ensure that the British are using all their lanes of communication with the Americans because of their special relations to ensure that we are, back to common sense, back to the international law, back to the principles, and based on that, starting the negotiations. But again, I think negotiations really can start only with unconditional ceasefire and then go into negotiations. Moreover, they can start only after Russia is pressured to that. And that means that all the discussion of Europeans with regard to reparation law not only have to continue, but the decision has to be made. That's one of the reasons why there was this rush from the Russian Federation to stop Europeans from taking their frozen assets. And also, for us, it's important that the American sanctions, together with UK sanctions, together with strengthened EU sanctions, would continuously pressure Russia, and the military support would continue being delivered to Ukraine. I think we do have a chance to still ensure that Russia is experiencing a strategic defeat, but that requires a lot of work, a lot of dedication, a lot of political will, a lot of resources, and common coordinated action. Thank you, Ivana. I absolutely agree with you. And instead of kind of Russian cooked Thanksgiving gift, we better prepare real Christmas gift to Ukraine. Our decision on Russian frozen assets. I agree with you. And of course, we have to continue explaining to Americans that this European Ukrainian deal is in American interest. I cannot see in any nightmare that this Witkoff deal would be an American interest. It's a Russian, it's Chinese, Iranian, North Korean interest, but not American. So that's why next trip is to America together with you. Thank you. And my last strange question: you are in opposition and I'm in opposition. How do you feel fighting for Ukraine, being in opposition? Actually, in most cases, you're fighting alone. Sometimes, ruling party has to vote. They cannot travel. But is it easy? Do they appreciate your work in Kiev? They definitely do not appreciate my work, but I'm not doing this for appreciation of my political opponents. I'm doing it out of my belief in what is important for Ukraine, out of our common sense of our political party, European Solidarity, and which, the very basics of Ukrainian independence, strength, national sovereignty, territorial integrity. And that's why I'm doing this, and that's why you are doing this, because you believe in things that we are trying to achieve. And I think that gives us additional strength. So I hope that at least Ukrainian people and the Lithuanian people will understand that, while we are together trying to fight for Ukraine, we are also fighting for the well-being, security of Lithuania, that we are fighting for well-being and security of Europe. And you're absolutely right. It is about American interests as well. Very clear, very grounded, and not some mythical American interests. However, it's not being appreciated at this point by the American administration.
Okay, thank you, Ivana, for our freedom and yours. As we've been saying, your future is our future. So, and vice versa. It means you have the same future as we have. I believe you will be soon EU and NATO member, despite all those very difficult nights and days. But you know, you are the strongest, and actually, you will make us all much stronger. So we need you in. It's not only your interest; it's interest of all our family. Thank you so much, Ivana. Thank you. Thank you, Okay, Žygis. great. Looking forward to additional new tasks for us. Absolutely.